Trečioji mėnulio diena. Dienos akmuo rubinas. Simbolis gepardas pasiruošęs šuoliui. Jis simbolizuoja užsispyrimą bei savo tikslo siekimą. Kaip ir jis, jūs turite pasiruošti lemiamam šuoliui, veikti aktyviai, atkakliai. Atėjo laikas kovoti už savo siekius, apginti savo planus ir norus. Energija, kurios šiandien neišeikvosite, jumyse surūks tarsi užsistovėjęs vanduo ir neigiamai paveiks jūsų sveikatą. Nesigailėkite sugaišto laiko, visa jūsų energija sugrįš jums šimteriopai. Jūsų šiandieniniai veiksmai ir sprendimai padės pagrindus ateinantiems 20 metų. Ši diena įtempta ir agresyvi, todėl galite tapti kažkieno pykčio auka. Diena nepalanki keliautojams ir žmonėms, ketinantiems keisti gyvenamąją vietą. Persikraustymas, atostogos, visa tai neturėtų būti planuojama 3 mėnulio dieną. Pasyvumas yra labai kontraindikuotinas. Sapnai šiomis mėnulio dienomis retai išsipildo. Paprastai jie parodo, kiek jūs dvasiškai stiprus ar silpnas. Todėl, jei sapne buvo kovos ar kliūčių įveikimo bei pasipriešinimo elementų ir jūs nenusileidote, vadinasi, su jūsų vidinėmis jėgomis viskas tvarkoje. Jei sapnavote, kad jūs nugalėjo jums net nebandant priešintis, tuomet vos tik pabudę, mintyse užbaikite sapną įsivaizduodami, tarsi įveikėte kliūtį. Šios dienos energija aktyvi, todėl palanku atlikti buities darbus, reikalaujančius jūsų fizinių ar moralinių jėgų. Nešvaistykite energijos smulkesnėms užduotims, jas galima bus atlikti pasyviomis mėnulio dienomis. Šią dieną susirgti pavojinga. Liga trunka ilgai ir bus sunkiai išgydoma. Labiausiai pažeidžiama galvos sritis. Operacijos nerekomenduotinos. Negalima šalinti dantų ir kirpti plaukų. Jeigu jūsų diena praėjo ne taip energingai, kaip reikėtų, tuomet energiją galite išlaisvinti fizinių pratimų pagalba. Šią dieną kyla noras aiškinti santykius. Venkite ginčytis ir kritikuoti artimuosius, net jei jie, jūsų nuomonė, to nusipelnė. Niekam nesakykite blogų žodžių, nes jūsų pretenzijos ir priekaištai tik pablogins situaciją. Verta parodyti geranoriškumą, meilę, švelnumą ir rūpestį. Trečioji mėnulio diena, tiesioginė žodžio prasme, persotinta energijos, tad versle galėsite nesunkiai parodyti kovingas savybes. Pademonstruokite ryžtą ir atkaklumą. Finansinių klausimų sprendimą geriau atidėti, kadangi šiandien galimi piniginiai nuostoliai.